dizaineris jis turi būti psichologas. Tai nes tu turi gan trumpą laiką su tuo klientu susipažinti, suvokti jo subjektyvų grožį, ko jisai nori, ko tikisi ir susidraugauti. Ir priimti jo tas idėjas, kuris jas braižo ore, kažką kuria, bet negali susisteminti, tai tu esi tas žmogus, kuriam turi padėti. Per tos konsultacijas, pateikimą informacijos ir tą dėmesį grinai į tas visas smulkes detalės, kurias pastebi pokalbio metu, tada žmogus ir pajaučia, kad, manau, pasirinko tinkamą vietą užsukti, apsidaryti, susisažiuoti, užsiaugauti. Mes priimam informaciją iš kliento, ją susisteminam, vizualizuojam, pateikiam, apkalbam, bet tą patį mes turim pertikti ir detalizuotoją. Lygiai tą patį ir toliau sekančiai detalizuotojai pas surinkėjus ir montuotojus ir galutinis rezultatas pas klientą turi ateiti toks, kokį tu aptarei pirminiai stadijai. Ir be abejo vyksta ištisai komunikacija, mes nenunešam projekto ar paliekam ir jau ten kaip išėjo, taip nuėjo. Bet vis dar sugrįžtam, klausiam, kaip šita vieta, galutinis koks rezultatas pas tave gavosi, kaip tos detalės išsiskaidė. Tas ir yra, kad tas nestandartinis baldas ir gaunasi, kad mes jį taip stipriai išanalizuojame, kad ir jis ir tampa tikrai nestandartinis. Nes kartu reikia priimti tam tikrus sprendimus, kurie irgi yra, sakykim, nesikartojantis labai dažnai ir juos reikia pritaikyti būtent tam projektui, kitam projektui gali net nepataikyti. Bet visą laiką, jeigu matome nestandartinės tikrai situacijas, mes visą laiką einam tartis konsultuoti su konstruktoriu. Jis yra mūsų viena vizija, idėja, bet vis tiek reikia to techninių žinių, kad tokio dėl šventos ramybės, kad tikrai mūsų idėja yra įgyvendinama ir tai yra ilgalaikis sprendimas, o ne trumpalaikis, kad tik tai tam kartui, kad patenkintų žmogus tą lūkesčius, norą turėti, sakykime, tokią virtuvę ar spintą ar panašiai. Tai tas turbūt aukso viduriukas, ar ne, tai būtų turbūt tiesiog tie mūsų kliento norai, atsineštos mados ir mūsų žinios, praktiškumas ir sulipdymas į vieną konstrukciją su madinga apdaila. Kur šiek tiek ir gauni tokio pasitenkinimo, kad tu gali irgi tos kūrybinės veiklos daugiau įdėti. Paglosta šiek tiek tą širdelę, kad tu palieki pas savęs ne tik tą darbinę dalį, kad tu atlikai savo funkciją, sukūrei žmogų baldus, funkcionalius ir jiem patinka, tai jaučiasi laimingi, bet ir kartu tu kaip ir tokį mini parašėlį padėjai, kad tu prisidėjai prie jų ir tai lieka ilgai su jais ir tau asmeniškai, toks jau man asmeniškai, tai irgi motyvuoti toliau daryti, kažką kurti ir prisidėti prie tų naujų namų kūrybos, sakykime taip.